Netrukus matysite, kokį titulą gauna tie, kurie keliauja valstybinės sienos perimetru ir kodėl laisvame bėgime neegzistuoja jokie suvaržymai. Rubrikoje Adrenalino užtaisas apie tuos, kurių venomis teka adrenalinas. Tai, kas geriausia parkūre ir laisvajame bėgime, tokių skambių pavadinimų Stunts Amazing vardu pasirašęs asmuo interneto platybėse įkėlė vaizdo klipą, kuriame efektingi ir pritrenkiantis laisvojo bėgimo ir parkūro elementai. Susižavėjimą kelinti technika, ekstremalūs triukai, puikiai suderinta muzika ir neblogai parinktos laisvojo stiliaus bei parkūro akimirkos, vertos pasigėrėjimo. Klipe pamatysite šuolių per galvas, efektingų salto, šuolių nuo vieno namo stogo ant kito, miške, statybose, gatvėse, tarp namų ir ant namų. Ilinojaus valstijoje buvo pasiektas naujas parašiutizmo pasaulio rekordas. Vienu metu iš lėktuvo iššoko 138 parašiutininkai ir laisvo kritimo metu, krisdami vertikaliai suformavo figūrą ore – snaigę. Otavos mieste 5639 metrų aukštyje iš lėktuvo iššokę ekstremalai skriejo 354 km/h greičiu. Aukštis didelis, todėl lėktuve jie buvo užsidėję deguonies kaukes. Rekordą, kurį pristatys Guinness rekordų knyga ir Tarptautinėje aviacijos federacijai, fiksavo 4 operatoriai. Įprastai laisvo kritimo metu parašiutininkai iššokę iš lėktuvo skrieja 275–190 km/h greičiu. Tačiau norint pasiekti šį įspūdingą rekordą reikėjo didesnio greičio. Suformuoti figūrą ore reikia patirties ir didelio komandinio darbo. Rubrikoje kelionės apie vieną iš būdų, kaip ekstremaliai pažinti mūsų kraštą. Tradicija kasmet apkeliauti Lietuvą taip, kaip tai darė šios kelionės sumanytojas su bendraminčiais, jau skaičiuoja 9 metus. Apie 70 dalyvių su motociklais iš Vilniaus išriedėjo jau pramintais, tačiau labai sunkiais, bekelės keliais. Mintis apkeliauti Lietuvą perimetru kuo arčiau valstybinės sienos 2004 metais kilo šviesaus atminimo enduro klubo prezidentui Linui Ramanauskui. Tuomet važiavo vos 6 bendraminčiai, kuriems kasdien tekdavo įveikti net iki 800 km. Apvažiavę Lietuvą vos per 3 dienas keliautojai grįžo kupini įspūdžių ir suprato, kad ši kelionė taps tradicinė. Kitąmet į enduro klubo suorganizuotą kelionę, kurią visi enduro motociklų mylėtojai vadina tiesiog APL-u, išsiruošė daugiau motociklų ir taip kasmet vis daugiau ir daugiau. O kelionės trukmė prailgėjo iki 7 dienų. Nuo tada enduro bendruomenė sugrąžinama į savaitės moto euforiją. Čia jie patiria išskirtinį savo gyvenimo nuotykį, apie kurį yra sakoma, kad nepabandęs, savęs tikrų enduristų negali vadinti. Kaip pirma diena? Pirma diena buvo visai nebloga, sakyčiau. Sakant, daugiau tokių dienų ir gyventi bus linksmiau. Žinau, kad nepatiko dulkės, o miško takiukai tai buvo fantastiški. Sunkiausia galbūt pati pradžia persilaužti. Viskas normaliai. Greičio reikia! Gazą! Per lėtai visi važiuoja? Ne per lėtai, bet gazą! Norint išgyventi išskirtinės kelionės akimirkas ir nevaržomai pravažiuoti ten, kur žalia šviesa atveriama tik turintiems specialius leidimus, pasienių per 7 dienas daugiau kaip 2000 km aplink Lietuvą. Kasdien vidutiniškai po 350 km. 6 dienos važiavimo ir 1 poilsio diena prie jūros. Siekiant užsibrėžto tikslo, rasti pravažiavimą kuo arčiau sienos tenka važiuoti smėliu, balomis, purvų, provėžų išvagotais pievų keliukais, kuriais žvyrkeliais, apaugusiais miško keliukais įveikti įvairias iškilusias kliūtis. Visa tai, ko reikia tiems, kurie kojomis spaudžia šiuos laukinius geležinius žirgus. Vakar buvo gera diena. Nenusiklaidžiom su navigacija. Radom radio rėją, radom dinozaurus, sunkiasvorius važiuojančius ten. Bet kažkaip ten įveikėm visai sėkmingai. Radau posūkį.
O kam jis reikalingas miške? Na, aš ant žvyro žada, tai kad matytų kiti, ką planuoja. Numerio nepasakoju. Stebėkit, kaip važiuojam. Va šitą veiksmą. Va taip neturi būti. Pradedi linguot, su kojom tikšt, rezonansą nugesini, žinai, ir vėl ar linksmai. Bet tai kas čia sugalvojo tokią duobę čia? Jinai pakibavo į griuvą. Tikrai kaimiečiai. Normaliai, ne? O, lempos, žinot. Orna, nu jau man... Palikit, būsiu vanagas. Šitoks personažas. Biški, žiūrėkit, kraujo jam buvo, bet tai dėl to. Vakar buvo streso Varaderolį, tai šiandien praslabucha, jeigu galima taip sakyti. Labai gerai. Nu nežinau, aš tai sunkiai spėju, kai negreitai mano važiuoja, tai reikėjo vytis. Tokie greiti keliai, tai tiesiog, kaip mano motociklai, tai trūko 6 bėgio, kad jis... Praktiškai tik tai antros dienos apie pietus jau supratau, ką čia veikiu po metų pertraukos. Likučius išsipjaut, kas mums nereikia, ir bus viskas gerai. Anglai gudrus, mes nedurnesni. Po trupučiuką. Gerai, bėga. Gėris. Bet ko aš bijojau, tas ir atsitiko. Dar važiuoti toli. Todėl aš nusprendžiau, kad su motociklu be reikalo į vandenį vysti nenoriu. Tu palikai ten atidarytas, aš lankutę vėjim. Jo, aš palikau. Palauk, gal ir taip, blėt. Leidžiam. Arba žinai ką, palauk, dabar įspaus ankabą, palauk. Kažkas koja pakišo. Laikykit. Nu. Draugai nepadėjo. Viens važiavau. Nepažįstu aš tų draugų. Tegu remontuoja dabar motociklą. Maina? Naują man motociklą, prašau, greitai. Labiausiai tai užknisa laukti. Atvažiuoji į vietą, pasižiūri, yra keletas vėžių ir bandai suskaičiuoti, kiek jų iš tikro yra ir lauki kitų.
Ar atvažiuos ar neatvažiuos ir kada atvažiuos visiškai neaišku, kartais tenka pralaukti ir valandą, ir 2, ir 3. Žiūrėk, va jam, toj bus kaip užsivedinėt. Bet kietas už tai pavarė. Nu, tai taip, įsibėgėt ir galvą į sieną, irgi kietas. O geriau iš vis užvesti ir įmesti balą. Mačiau pavargęs būsi paskui. Kykim. Šiais metais APL organizatoriai nusprendė prie šios kelionės prijungti dar vieną projektą, skirtą turizmo mėgėjams – pažintinė APL. Šios kelionės tikslas – nevažiuoti kuo arčiau sienos, o važiuojant aplink Lietuvą ją kuo geriau pažinti, aplankyti dėmesio vertus gamtos, architektūros, dailės objektus, muziejus. Ant dalgės pasirėmiau, ant dalgelės rymojau. Ant dalgės pasirėmiau, ant dalgelės rymojau. Pačiame žodyje enduro užkoduota paslaptis, pavadinimų ištvermė. Todėl APL tapo savotiškų jėgų išbandymų kiekvienam šios stiliaus važiuotojui. 2070 km pravažiavom. Čia trekas yra. Viso. Finišas kasmet nusispalvina dvejopomis emocijomis. Ir džiugu ir gaila, kad viskas baigėsi. Baigėsi tam, kad kitąmet ir vėl prasidėtų. Juk lauks jubiliejinis 10-asis Bekėlės euforija pavadintas APL vardu. Belieka ir šiemet visiems padėkoti už gerą nuotaiką ir enduro dvasios puoselėjimą kelionėje. Už gerą bičiulystę ir tai, kad važiavo bei tęsė šios kelionės tradicijas. Dėkojame organizatoriams ir visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šių metų legendinės kelionės aplink Lietuvą, kurioje keičiasi žmonės, bet ne maršrutas. Į teritorijas, kuriuose karaliauja vyrai, žengsime ir kitoje laidoje. Peržiūrėti mūsų laidas internete galite ir Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt bei teritorija.tv. Gražaus laiko su Lietuvos ryto televizija. Iki. Kitoje laidoje matysite, ar pavyks pavojingas šuolis nuo vieno didžiausių pasaulyje krioklių ir kaip šaudymo rungtyje suvaldyti jaudulį ir iškovoti pergalę.